pasistatėm. Anyways, ar jums yra taip nutikę? Oh my god. Aš negaliu. Parduotuvė užsidarė prieš 3 minutės. Nu tai gerai, tu galvoji, kad tiek važiavimo neprašvaistyt, gal užsuksiu į Maksimą kažko nusipirkt. Ir tada tu pamatai tiek žmonių, tiek mašinų, kad automatiškai varai pasijem, kas ten yra. Wow, staigmena Maksimui 50% ten viskam. Kitis mano kamera, blėt, išsijungė. Lietuviškasis Black Friday. Tai ką tu darai? Pagalvoji, aš nieko šiandieną nepirksiu. Čia tie saldumynai. Nu gerai, gal daugiau koinų nėra, bet tipo, nu vis tiek primeskit. Bet aš galvoju, haulą darysiu šiaip. Nu nežinau. Už šitus sumokėjau 50. Nu, žinau ką. Nežinau, iš tikrųjų nepasakysiu tikslių kainų, bet man rodos 2 eurai. Nu, žodžiu, žinokit, apsipirkau kaip karočią. Aš sugalvoju tada nuvaryt į kitą Maksimą. Ir ką aš kitoj Maksimui sugalvoju nusipirkt. Pasižiūrėkime. Gerai, visų pirma, tai būtų čia tuščias maišiukas, nes aš jau suvalgiau, bet krosanas. Nu gerai, krosanas. Krosanas tai krosanas. Štai karočia haulas. Ir by the way, anam videkė kažkas pradėjo šliumpti, o dieve, koks šūdinas apšvietimas, nusižudyk. Ok. Tai dabar, oh my god, gerai. Laimingi, patinka šviesytė, gražiai šviečia, nes mane tai akina, nežinau, po 5 metų tikrai nieko nematysiu. Sugalvau, kad man mentelės reikia karočią. Bet tai pavyzdžiui, kaip fainai būtų, jeigu aš čia kėsiu. Nu, žodžiu, ant ekrano tiesiog parašysiu, kiek viskas keliauja. Ledas. Įsipjovau man drobas. Popieriniai maišai. Aš nesuprantu, tipo, nusipirkau ir tą pačią sekundę manis pradėjo plyšti. Saugom gamtą, tuo saugom gamtą, bet vis tiek jis į šiukšlyną varyti. Pledas. Nežinau, kiek ten, gal 7 ar kiek eurų parodysiu ant ekrano. Žiūrėsim, kada nors pakuosim, nei tokį haulą tiek. Žirkės gal visai geras pirkinys buvo. Jo, čia dar gali visko būt, kaip sakoma. Mentelė. Kam, blėt, man mentelė? Aš net negaminu valgyt. Gramdiklis. Ir labai mėsytės norėjau. Ar jinai man patiks? Nežinau, actually padarom tą haulą. Ar ką ten? Haulą? Ne, mukbangą. Bet ne, actually, nedarom. Nes šiandien ne mukbangą atėjo. Nuvarykim į dar vieną Maksimą. Vėl plyšo tą pačią sekundę, kai aš jį nusipirkau. Gerai. Na, aš tikiuosi, kad nepamiršau dėti kainų ant ekrano. Tiesiog, if you know, čia toks dalykas, drying mat parašyta. Tiesiog
padedi šlapę, ten karočiai, ten, nežinau, šaukštą, dar kažką pysti, ten tau bent jau neužtvindys virtuvės. Toliau, žodžiu, pjaustymo mentelė. Ar jūs nežinot, kas yra pjaustymo mentelė? Nors, actually, prieš šitą